jeigu, sakykime, kaip jie atsiranda, dažniausiai būna, kad po kelias. Ko tikrai labai retai būna pas stambaus kapitalo įmonės. Praktiškai stambaus kapitalo įmonė labai, išimtis, jeigu ten būtų atlyginimai mokami vokeliuose. Kas iš visiškai priešingai yra smulkaus ir vidutinio verslo įmonės. Kadangi smulkios įmonės, kaip aš ir paminėjau pačioj pradžioj, dažniausiai būdamos labai universalios, jos neturi labai aukštų kompetencijų. Ir našumas tokių įmonių yra pakankamai žemas. Esant žemam našumui, ir pelningumas yra labai žemas. Ta dažniausiai kompensuoja mažos įmonės, slėpdamos mokesčius. Tokia yra Lietuvos iš tikrųjų realybė. Ir aišku, labai pasikeistų, kada atsirastų ilgai svarstomi tie įstatymai, to šeimyninio verslo, kada atsirastų visai kitokia mokestinė sistema, kada dirba šeimos nariai įmonėse, kada mokama būtų, tarkim, pirmus metus tik dalį visų mokesčių, kas yra jau senai išvystyta Europoje, o pas mus dar tas laukia savo eilės. Tai pasikeitus įstatymam, kurie liečia smulkesias ir vidutinės įmonės, tiek, sakykime, mokesčių sistema pasikeistų šituo atžvilgiu. Manau, klasterizacija įgautų rimtesnį pagreitį, nes visi dirbtų labiau skaidriai ir visi galėtų atskleisti tą, ką jie iš tikrųjų daro. Kas liečia informaciją, jeigu pasižiūrėti, tai dažnai vystant veiklą miestuose trūksta informacijos visomis kryptimis. Trūksta informacijos ne tik tai, sakykime, apie tam tikrus srautus, gyventojų srautus, koks pasiskirstimas, koks jų tankis kokiose vietose, koks tankis kokių verslų, kiek kokioje vietoje yra kavinių, kur jų trūksta. Iš tikrųjų, įsivaizduokit, jeigu jūs norite atidaryti kavinę, kiek jūs turėtumėte tokių rinkos tyrimo atlikti, kad visą tai išsiaiškinti. Kiek turėtumėte stebėjimų ir tokią informaciją dažniausiai niekas nepateiktų. Atėjus į kavinę, jūs paklausę, niekada negausite atsakymą, kiek ten ko buvo, kiek apsilankė žmonių, koks efektyvumas, koks pelningumas. Tokios informacijos Lietuvoje praktiškai nėra. Ir šitą informaciją mieste, kadangi tai yra viešos paslaugos, iš tikrųjų, turėtų pasirūpinti miestas, suteikti tokią informaciją. Taip pat miestas turėtų rūpintis poreikiais. Jeigu yra gyventojai, yra tam tikri poreikiai. Ir jisai tų poreikių tenkinimui galėtų irgi skatinti smulkų ir vidutinį verslą, kad tiems poreikiams patenkinti būtų kūriamos įmonės, kurios būtų, sakykime, atleidžiamas nuo tam tikrų mokesčių arba tam tikram laikotarpiui nuo mokesčio atleidžiama. Informacijos, kaip ir paminėjau, sakykime, poreikis yra didžiulis, ji yra brangi ir smulkiam ir vidutiniam verslui neįkandama. Klasterizacija pati sprendžia pakankamai daug klausimų. Tik tai, sakykime, pati didžiausia smulkiajam versle problematika, kad neturėdami kažkokių tai aukštų technologijų, įmonės neturi kažkokios tai super know-how. Dažniausiai ta know-how būna nukopijuota nuo kažko tai, kuri gal netgi yra patentuota, ir to bijodami atskleisti, jie irgi nesijungia į tam tikras grupės. Taip pat, aišku, kadangi pas mus nėra tam tikro ir verslo reguliavimo smulkiajam versle. Kaip pavyzdys, jeigu jūs norėsite Ispanijos sostinėje įkurti kavinę, jūs leidimo šiaip sugalvoję negausit. Turi arba užsidaryti esamą kavinę, arba turite nusipirkti jau esamą kavinę. Tas sureguliuoja tai, kad išlaikomas tam tikras lygis. Kainų lygis, pelningumo lygis, kad tos įmonės būtų pelningos. Aišku, pas mus gal vienintelė, kas reguliacija vyksta, tai vaistinių reguliacija, kadangi, kaip pavyzdys, vienam prekybiniam centre negali būti 2 vaistai. Tai tam tikra reguliacija vyksta, bet ne visuose versluose. Ir gaunasi, kad pas mus mieste kai kur yra kavinių per daug, kai kur jų išvis nėra. Lietuviai irgi turi tokią savybę, kad mato, jeigu kažkam tai verslas labai sekasi, tai tą pradeda daryti visi, kol krenta visiems pelningumas, ir aišku, išlieka tie, kas, irgi vėl, tikriausiai nesumeluosiu, sakydamas, kas sugeba labiau nuslėpti mokesčius.
Ir tas toksai iškreipta tokia truputį ekonomika, ji neskatina jungimasi tarpusavį. Ir praktiškai dažnai būna taip, kad aš žinau, kad vežu iš kažkur tai iš Lenkijos, kaip smulkus verslas, jau pajuokausiu, vežu obuolius, tai daug dievė, kad mano kaimynas nesužinotų, iš kur aš juos vežu ir už kokią kainą. Na ir tas informacijos slėpimas, kadangi tik sąskaita to, jisai uždirba. Ir žino, kad jeigu kaimynas tik sužinos, jisai rytoj jau su tais pačiais obuoliais stovės šalia ar turgavietėje, ar kažkokiai šalia parduotuvėje. Žmonės, na gal sakykime, čia gali būti ir neišprusimas tam tikrų ekonominių dalykų, kadangi nesupranta, kad analogiškai dubliuodami tą pačią veiklą, mes, na, ne to, kad neuždirbsime, mes, sakykime, sužlugsime ir patys, ir sužlugdysime dar aplinkui dirbančius. Tai čia gal, sakykime, tokie pagrindiniai aspektai, kodėl smulkios įmonės pas mus Lietuvoje nelinkusios jungtis. Kitas aspektas yra tai, kad, na, patį jungimąsi visai nebūna, kad mes, na, nepažinotume vienas kito, ateitume į krūvą ir sugalvotume kažką bendrai dirbti. Manau, papildomas toksai finansavimas iš šalies, kada skiria tiek Europos Sąjunga, tiek, sakykime, perskirsto po to mūsų Lietuvos valstybė ir kūrė tam tikras institucijos, kurios skatina papildomai tokį kūrimąsi, tas duoda pakankamai didelį tokį impulsą ir atsiranda, na, jungimosi pagrindas. Atsiranda tokia vieta, kur verslininkai gali sueiti su kažkokiais interesais, pamatyti, kaip kažkas tai vyksta ir po to įsijungti tą bendrą veiklą. Na, iš mano pusės būtų tiek, nebent turite klausimų. Prašom, jeigu yra klausimų, paprašai Arvai. Taip, aš paklausiu. Tai kažkiek tai paneigė, kad to klasterio naudingumą. Jūs galvojat, kad tas pavyzdys, aš žinau, kur geriau, pigiau gauti ir nesakysiu. Taip tariant, aš neperleisiu savo žinojimą kitiems. Tai aš išleisiu konkurencingesnis. Tai kaip čia suvesti klasterį, jis turėtų naudą, jūs tai jau kažkiek nesakomis išvilgia naudą atsiriboti. Vis dėlto klasteris turėtų būti pagrįstas, na gal sakyčiau taip, rimtesnėmis žiniomis, kada tos žinios, na sakykime, nėra vien tik tai surištos su kažkokiu labai smulkia informacija, kurios nereikalauja aukšto intelekto. Na sakykime, kur ten kažkas tai parduoda pigiau. Perpardavinėjimas, jis iš tikrųjų nesukūrė didelės kažkokios tai vertės. Visai kitas dalykas yra, kada žmonės vykdo, aišku, gamybiniai klasteriai yra gyvesnis pavyzdys ir, sakykime, žmonės vykdo tam tikrą veiklą, jie žino, kad tik tai kažką tai gamina ir žino, kur parduoti. Yra, sakykime, kompanijos, kurios užsiema kontaktų suvedimais, perpardavinėjimais kažkokiu tai produktu. Jie gali sakyti, kad mes turime rinką, bet jiems nereikia tą, ką jūs gaminat. Bet jeigu jūs gamintumėt visai ką kitą, mes su jumis galėtume dirbti. Tai iš tikrųjų, gal pas mus yra nemažai įmonių, na sakykime, ir tos, kurios gamina. Pas mus yra per mažai įmonių, kurios sugeba parduoti į užsienio rinkas. Aišku, tada kiltų ir kiti klausimai, našumo klausimai, nes su mūsų našumu uždarbis yra pakankamai mažas, plus produktų kokybė ne visą laiką tenkina užsienio rinkas. Iš tikrųjų yra kur dirbti šitais klausimais ir manau, kad pati klasterizacija, kuri suteikia papildomų tokių kaip žinių, nes anksčiau buvo, sakykime, nemažai skiriama tobulėjimo klausimams, buvo nemažai skiriama mokymams pinigų iš Europos Sąjungos, tai šiuo metu jau, sakykime, pereinama prie tokio kūno, kad nuo mokymų prie kažkokio tai rezultato. Tai klasterizacija, aš manyčiau, kad labai sėkmingas toksai antras etapas, skiriami pinigai, su kurio galima jau, na, sakykime, įgijus tam tikrų žinių, tam tikros kompetencijos, pereiti prie papildomų tokių pajamų uždarbio. Aš kviesčiau, sakant, baigiamąjį raktą, tai yra apskritai ratą, mes turbūt stalų nestumdysim, bet su kėdėmis susiūlyčiau tokį virtualų apskritai stalą suformuoti ir